Labas milijardierės katytės ir pinigų magnetai. Einam toliau ieškoti lobio. Čia mūsų pirmas sustojimas. Einam į vidų. Mus pasitinka kalėdų šlamštas. Radau tokią trintuvę, net Ispanijos nereikia. Daugiau tai kažkaip niekas akies nepatraukė. Labai liūdnoka. Tada apžiūrėjau maikės irgi vos neapsiverkiau. Pažaidžiau su telefonu. Ir apžiūrėjau brangenybės, bet nieko gero nebuvo. Nu nebent žmogaus voro sąsagos. Šliaužiam į kitą parduotuvę. Šita parduotuvė iš visų matyt pati tvarkingiausia. Greitai prabėgau pro visokias dėliones, vinilinės plokštelės ir knygas. Šitoje parduotuvėje iš tiesų daug knygų. Tada apžiūrėjau vyrų rūbų skyrių ir nesitikėjau nieko rasti. Bet kažkokiu stebuklingu būdu įsigijau marškinėlius. Apžiūrėjau kitą šlamštą. Baisu. Visai nieko. Einam iš čia. Sekanti parduotuvė. Šitoje dar daugiau kalėdų šlamšto. Prabangus šlamštas vitrinoje. Čia šiaip mėgstamiausias mano skyrius, bet šitoje niekuomet nieko nebūna. Tikras vinilinių įrašų kampelis, nes viskas buvo tiesiog kampe. Einam į paskutinę parduotuvę. Iš karto apžiūrėjau atseit brangenybės. Tuomet čia buvo tiek daug žmonių, kad net nebesigrūdau žiūrėti. Radau tik tokią dėžutę ir kalėdų medį. Mums liko dar 5 parduotuvės, tai komentuok, jeigu nori kitos dalies. Iki katytės.